8 valandos lovoje tikrai nereiškia 8 valandų poilsio. Vakarais, kai atsiguldavau į lovą ir jau ateidavo tas laikas eiti miegoti, mano galvoje tiesiog sukdavosi mintis ratu. Atrodydavo, kad kūnas toks pavargęs, bet galva tikrai ne. Jausdavausi pilna nereikalingų minčių ir tokio didelio vidinio nerimo. Galbūt dėl to ir nusprendžiau išbandyti ašvagandą. Nesakau, kad per vieną naktį kažkas pasikeitė, bet laikui bėgant pastebėjau, kad vakarais aš esu daug ramesnė. Mintis atrodo lėčiau sukasi ir vakare daug lengviau atsipalaiduoju prieš miegą. Ir aišku, ryte atsikeliu žvali, kupina energijos ir tas jausmas man labai patinka. Kasdienybėje jaučiuosi daug stabilesnė, mažiau įsitempusi ir vieną dalyką tikrai žinau, kad dabar į viską reaguoju daug paprasčiau.